Mane nustebino šią savaitę vienas toks įvykis, vienas dalykas. Net labai nustebino. Jūs žinot, yra telefonuose tie vadinamieji apsai arba programėlės. Nu ir galvoju, reikia pasižiūrėti, ką šiandien siūla, kokias programėlės siūla šiandien šits įrenginys. Today užrašyta, šiandien tokius programėlės. Nu galvoju, ką čia siūlo? Atsiverčiu, žaidimai kompiuteriniai. Nu, suprantama, aišku, žaidimai. Toliau einu, žaidimai. O, galvoju, daug tų žaidimų. Dar toliau einu, žaidimai. Nu, galvoju, kada bus galas. Gerai, dėl įdomumo einu toliau, kad kažkokias kitokias programėlės pamatyčiau. Einu toliau, žaidimai. Dar toliau einu. Žaidimai, tik truputėlį jie keičiasi kitokie, bet vis tiek žaidimai. O Dieve, galvoju. Šiandien siūlo man telefonas įsinstaliuoti žaidimo programėles. Kodėl? Kodėl? Žinom, dėl to, kad jūs, jaunimas ypatingai, šito žaidimus naudojat. Ir jums yra paklausa ir yra pasiūla, kaip sako. Arba paprasčiau tariant, kuo jūs daugiau jo žaidžiat, tuo daugiau atsiranda žmonių, kurie kuria jums to žaidimus. Arba agresyviau tariant, randasi tokių žmonių, kurie kuria tokias programėles, kad jūs suviliuot ir kad jūs to žaidimu žaistumėt. Trinat rankas, aišku, jaunimas. Tiek žaidimų. O čia kažkaip kritikuoja tuos žaidimus kompiuterinius. Kodėl? Paprastas dalykas. Tarp įvairių interpretacijų vieną tik tai galiu momentą pasakyti, kuo yra kenksmingi tie žaidimai. Žiūrėkit, žaisdami jų žaidimus, sėdit prie kompiuterio, sėdit sofoj, gulit lovoj, nieko neveikiat ir žaidžiat ir jaučiatės kas? Herojai, didvyriai, ypatingi žmonės, lyderiai. Bet jūs nieko nedarot. Nėra jokio pasiaukojimo, jokios rizikos. Suspaudai ir vėl iš naujo gali daryti. Tuo tarp ir jūs gyvenat ko? Gyvenat netikrame pasaulyje. Kuriame jūs esat, tame netikrame pasaulyje ypatingi. Ypatingi. Bet tikrame pasaulyje, reikia ir aukotis, ir dirbti, ir rizikuoti. Kažką padarom, veiksmas yra neatšaukiamas. Negali paspaust klavišukus ir vėl sugrįžti pradžią. Turim tam tikras pasekmes. Ir kada iš to virtualaus pasaulio mes persikelam į tikrą pasaulį, mums yra sunku gyventi. Ir dėl to kartais nekartą matau jaunimą, ypatingai viršui, žaidžiant žaidimus net per mišias. Negali ištrūkti iš to pasaulio virtualaus, suprantat? Ir žaidimuose pasilieka herojais, bet netikrame pasaulyje. Ir čia yra didžiulis nuostolis žmogaus asmenybei. Tėveliai, čia jūsų pareiga irgi yra atkreipti tai dėmesį, kad jūsų vaikai gyventų tikrame pasaulyje, kuriame reikia ką? Ir kambarius sutvarkyti, ir tėveliams padėti, ir dar kažką padaryti. Tas reikalauja vargo ir pastangų. Tai nėra žaidimai. Bet kita vertus, mes galvojam, kad žaidimai tik vaikams arba jaunimui. Neapsigaukim. Pasaulis yra sugalvojęs daug žaidimų ir mums vyresniems. Ir aišku, mes keliam savo klausimą, kokius žaidimus mes žaidžiame ir kokiame pasaulyje mes esame. Klausimas, į kurį kiekvienas be abejonėms turime duoti atsakymą. Ir Evangelija būtent šiandien kalba apie tai. Dėl to aš jums tokį įvadą pasakiau.
Evangelijoje mums kalba apie nevirtualų tikrą gyvenimą. Ir joje mes girdėjom pirmą sakinį. Jėzus pasakė, aš esu gerasis ganytojas. Jūs girdėjot. Atrodo, sakinukas yra paprastas. Bet tas aš esu žodis, aš esu reiškia, pagal biblinę kalbą, tik Dievas vadinosi aš esu. Kada paklausė Senajame testamente Mozė Dievo, kaip tu vadiniesi, jis atsakė Mozei, aš esu tas, kuris esu. Trumpiau tariant, aš esu. Ir Jėzus sako, aš esu. Tai reiškia ką? Iškart jau mums Jėzus nurodo, kad jis yra Dievas, nes jis sako, aš esu. Toliau gerasis ganytojas. Išversta yra, kad skambėtų, taip mums gražiai, nuosekliai, bet graikų kalboje, originalų kalboje yra truputėlį kitaip parašyta. Yra parašyta taip, aš esu ganytojas, tas, kuris yra gražus. Aš esu ganytojas, kuris yra gražus. Ne geras, bet gražus. Kodėl toks keistas, jeigu taip mums paduotume, sakytume, keistai sukonstruotas sakinys lietuvių kalboje. Bet iš tikrųjų jis turi reikšmę. Dėl to, kad dėmesio Jėzus sako, aš esu tas gražus ganytojas, bet yra ir negražių, ir niekam tikusių ganytojų. Taigi dėmesio, į ką jūs kreipiat savo žvilgsnį. Nes aš esu gražus ganytojas. Ką reiškia gražus, o ne geras, jeigu originalų kalboj? Iš esmės tai sinonimai, bet vis tiek yra skirtumas. Kodėl panaudotas yra gražus žodis? Mes žiūrim, gražus žmogus, graži moteris, gražus vyras, gražus vaikas, miela žiūrėti, jis yra gražus. Atrodo, tas estetinis vaizdas, suteikia asmenybei svorio. Bet Jėzus kalba kur kas giliau šitoj vietoje. Ir aišku, jis toliau mums apie tai paaiškins, ką reiškia gražus. Bet kad mes suprastume tą žodį gražus, aš vakar tokį palyginimą pasakiau. Pavyzdžiui, jeigu yra kompanija, vaikų kompanija, suaugusių kompanija, būrys kažkoks, ir jie visi yra apsirengę, murziai. Apsirengia netvarkingai, nesiprausia, netvarkingi. Yra murziai, jie vienas į kitą žiūri, tu toks, aš toks. Viskas gerai. Arba, kalbant šiandieninę kalbą, jeigu visi žaidžia kompiuterinius žaidimus, tai ką čia žiūrėt? Visi mes esam tokie. Ir nieko čia nėra nuostabaus. Jokio postumio. Ir jūs įsivaizduojat, į tą murzių kompaniją ateina žmogus gražiai apsirengęs, išsipuosęs, išsidabinęs, kitoks, susišukavęs, nusiprausęs. Visi murziai žiūri akis išplėti. Kas čia dabar atėjo? Kitoks žmogus. Ir reaguoja, suprantat? Ir reaguoja. Kaip tai įmanoma? Jis nepritampa prie mūsų. Ir kokia reakcija? Kaip jūs galvojat? Yra dviguba reakcija. Arba ir aš turiu tapti kaip šitas žmogus gražus, arba šitą žmogų turiu eliminuoti iš savo tarpo, išstumti, kad jo nebūtų ir kad jis man netrukdytų. Taigi, Jėzus būtent yra gražus, kuris yra mums pavyzdys. Arba, pavyzdžiui, tariant, visi žaidžia kompiuterinius žaidimus, jaunimas, ir šalia jūsų atsiranda vienas, kuris nežaidžia. Ir jūs visi, iš kur tu toks būsi? Ni tokio žaidimo nežinai, ni tokio nežinai, ni to. Kaip čia dabar, kaip jūs reaguojat jaunimas į tokį? Tai jau jis visai nieko nežino. Suprantat, arba jį eliminuojat, arba jūs pagalvojat kai kurie. Įmanoma kitaip būti. Įmanoma. Man kada teko būti sovietiniai armijoje, tas buvo seniai,
aš nerūkiau. Visi bendramžiai rūkė. Nu, ne visi, bet iš esmės dauguma. Ir kada nerūkiau, jie visi žiūrėdavo, nu šitas nerūko, nu kaip tai man nerūko. Ir iškart iššaukia reakcija, suprantat? Reakcija, kaip čia gali būti? Mes visi rūkom, tas nerūko. Olia, sako, tu rūkysi. Bet atsitikdavo taip, kad kai kas neberūkydavo, nes pamatė, kad yra įmanoma taip pat gyventi ir nerūkant. Taigi, jeigu jūs matot, kad esat murziai ir kad yra Jėzus gražus ir verčia jūs arba ragina jūs tapti tokiais ir jūs metat šalin savo žaidimus, ką reiškia? Turit daugiau laiko. Jūsų gyvenimas keičiasi. Ir ką veikiat per tą laiką? Jau užduotis kita. Jau užduotis kita. Kaip užmušt laiko, kuris atsirado. Suprantat? Ir jį turi pripildyti laiko, kuris yra tau naudingas, o ne kitiems. Tau naudingas. Arba mokiniesi, arba studijuoji, arba darai gerus darbus, arba dar kažką užsiimi, kažkokį turi užsiėmimą įdomų. Nu, lankot, aišku, daug būrelio. Nu, kažko siekit. O štai, kada mes susitinkam su Jėzumi ir pamatom, kad jis yra gražus, jis yra patrauklus, jis yra kitoks. Taigi ir aš turėčiau juo sekti. Mano gyvenimas keičiasi. Ir dėl to Jėzus paprasčiausiai šiandien kreipiasi į mus, ne šiaip savo, kad jis taip kreipiasi ir čia kunigas perskaitė šventą raštą, bet jis pasakė, aš esu gerasis ganytojas, gražusis ganytojas. Taigi, o jūs kokioj situacijoje esat, su kuo einat ir kokiu žaidimu žaidžiat? Pasaulio ar norit būti su manim? Rinkitės. Viskas. Tiek jums jis tą sako, tiek man tą patį sako. Toliau, žinot, kada sakom gražus, mums atrodo gražus. Nu, jau gražus, jis išoriškai gražus, jis taip ypatingai patrauklus ir panašiai mes jau, kaip minėjau, tą estetinį išorę tai akcentuojam. Bet ką reiškia gražus? Kitas sakinys ir paaiškina, ką reiškia, kad Jėzus yra gražusis arba gerasis ganytojas. Ką sako? Koks jis yra? Geras ganytojas už avis guldo gyvybę. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę. Gražus ganytojas už avis guldo gyvybę. Supaprastinkim dalykus. Turit gražų vyrą šeimoj, moteris. Arba vyrai turit gražią žmoną. Labai gerai, jums ji yra graži, bet jeigu jūsų vyras arba jūsų žmona už jūs deda galvą, o, kokia tai žmona ir koks tai vyras, ne? O, tai iš tikrųjų yra gražus, nes jis ką? Kaip aš jums sakiau, ne prie kompiuterio sėdi ir žaidžia žaidimus, bet iš tikrųjų aukojasi. Dėl šeimos, dėl jūsų, laiką skiria. Ir jis yra jums pats gražiausias, pats ypatingiausias. Nėra kito pasaulyje tokio. Dėl to, kad jis guldo gyvybę už jūs. Ir jūs džiaugiatės, kad tokį žmogų sutikote. O jis ten ar gražesnis, ar negražesnis, ar jaunesnis, ar senesnis. Neturi skirtumą, ne? Taip. Jis yra gražus ypatingai, nes jis pasiaukoja dėl jų. Ir jūs jaunimas, jūsų tėvai aukojasi už jūs. Ir jie yra kodėl? Jie yra gražus. Jūsų tėveliai ypatingi, kadangi jie dirba už jūs ir stengiasi, kad jūs turėtumėt gražų gyvenimą, turėtumėt telefonus ir kompiuterius ir galėtumėt žaisti žaidimus. O turėtumėt kitką daryti. Tai va, turėtumėt būti irgi tie gražuoliai, kurie aukojatės dėl kitų.
kurie kažką darot dėl kitų. Tėvelis nori, kad padėtumėt. Padėkit. Mamytė nori, kad būtų kažkas jums jai pagalba namuose. Pagelbėkit. Tada būsit gražus, o ne tada, kad išsipuošit, išsikvepinsit, atrodo, kad jau vis gražuliukai esat. Ne, būsit gražus iš tikrųjų tada, kai jūs aukositės dėl kitų žmonių. O galim tai padaryti tik tai tada, kada esame su Jėzumi. Jau per ilgai kalbu. Paskutinis sakinys, irgi įdomus dalykas. Evangelijoje pasakyta. Jėzus taip yra pasakęs ir mes girdėjom. Sako, aš guldau savo gyvybę, kad ir vėl ją pasiimčiau. Jūs nepagalvojat kartais, ką tai reiškia. Aš atiduodu savo gyvybę ir vėl ją pasiimu. Tarsi vėl aš dėl savęs gyvenu. Bet mintis yra kur kas gilesnė. Ar jūs esat, ir aš žinau, kad jūs tai žinot, esat tai pajautę. Kas viską atiduoda, tas viską ir gauna. Suprantat? Kas viską atiduoda, tas viską ir gauna. Svarbu yra atiduoti, kad galėtumei viską gauti. Šeimose gyvenat, jūs labai gerai tai žinot. Kuo daugiau tu atiduosi, tuo daugiau tu gausi. Bet kur. Bet tas atiduoti yra mums pakankamai sunku. Ir Jėzus ragina taip daryti. Amen.